Na, graži vieta Marijampolėje, tai užtvanka, senoji užtvanka. Vau, kaip seniau atrodė. Čia nieko nebuvo, tiesiog medinis tiltukas. Einam ant užtvankos tilto. Balandukai patauja. Dar viens atskrido. Ir čia ant tos elektrinės yra paveikslas. Vienas iš daugelio paveikslų, kuris vadinasi apverstas paveikslas. Geras. Tas apverstas paveikslas. Saulėtą dieną jisai turėtų atsispindėti vandenį, kadangi dabar raibuliuoja, tai nieko nesimata. Čiup katinai už uodegos. Čia Marijampolėj vaikštai ir visur va sienos išpieštos, atsisuki į tą pusę, čia vėl belė kokie piešiniai. Vau, čia iš siaubekų, sakyčiau, tokia siaubo siena. Naktį jau galėtum ir išsigąsti. Gerai atrodo. Dabar sau ramiai klaidžiojam po miestą. Čia va kažkoks kiemelis. Ai, žodžiu, klaidžiojam po Marijampolę. Einam dabar geležinkelio stotį, kuri yra viena gražiausių Lietuvoje. Gal gražiausia, gal netgi. Galim varyti iki Kauno, ar gal? Į traukinį. Tuoj eisim per tiltelį, per gatvę, per tokį įdomų pėsčiųjų taką. Čia toksai įvaizdis. O, kaip gera, vėsu. Oi. Va, pėsčiųjų takas, tiksliau pėsčiųjų tiltas, dar su išsišakojimu. Galima ir pasukti, ir tiesiai eiti. Ir štai gražioji Marijampolės geležinkelio stotis. Marijampolės geležinkelio stočiai yra 100 metų. Pastatyta 1924 metais. Ir visas šitas pastatas vadinasi Marijampolės geležinkelio stoties rūmai. Rūmai. Įdomu, ar viduje irgi taip pat gražu kaip ir iš lauko, ar viskas ten daug paprasčiau. Nu, užmeskim akį. Irgi 50 centų. Tai labai tikėtina. Viduje visai paprasta, mediniai suoliukai tokie. Tualetai nemokami, kad ir kaip keista būtų. Einam į peroną pasižvalgyti. Liktai viskas. O, kaip tik traukinys. Gal varom? Kur nors. Vaidai. Žiūri, kur važiuoti? Žiūrėk, dar iš Kauno spėtam atvaryti. Spėtam nuvažiuoti Kauną. Nu, ir grįžti. Bokšteliai, bokšteliai. Pastatas kaip ne Lietuvoj. Čia va einam, dar yra vagonas. Kam jis čia šiaip dėl grožio pastatytas? Nu, kas čia vagonų šito jau tremtinius vežė. Gulago žemėlapis. Jo. Kem pirmais, kem trečiais. Tai buvo Irkutske.
Kažkur buvo priežiūro. 132 tūkstančiai žmonių. Iš Marijampolės rajono apie 4300 tokiais vežė. Aš tai žinai ko? O, žiūrėk, galime vidų įlipti. Einam pas. Ne. Ne, leidžiu. Aš pasakyti, aš tai būčiau prakrapšęs kokią lentą ir šoksiu. Oi, va, tokiais vežė. Įdomu, kiek čia vienam vagone tilpo žmonių sukamšyta. Bet buvo gultai. Gal bomžai padarė. Pečiukas. Nu, aišku, čia butelių pridėta, tai čia ir miega bomžiukai. Tualetas. Va, tualetas. Čia. Žiauru. Oi, neglušti. Bet įsivaizduok, dabar įdomu, kiek kareivių saugoja tą, nes realiai, užpultom, tai ką, vieną, du nušaut, viską daugiau susipakūriai. Tada? Nutraukint. Ne? Nu, logiškai tai taip. Kažkokia galerija po atvirų dangum. Čia istorija, senos nuotraukos. Ar čia šventė kažkokia vyko. Lietuva parašyta. Ir taip toliau. Va, einam į kačių kiemelį. Kiek čia kačių, bet nė vienos gyvos katės nematau. Ir solodis. Katės ir vanduo kažkaip nesiderino, ne? Nenoriu girtis, bet aš Marijampolėj. Susitikime čia, Marijampolėje. Ar Marijampolėje? Kačių kiemelis. Tai va, dėl ko katės. Legenda byloja, kad grafienė Pranciška labai mėgusi kates. Dar vienas katinuks. Užsimaniai atsigaivinti. Bet ir aš dabar užsinorėjau. Prabėk. Praeik kiaurai. Aha. Dava, nupirksiu ledų. Nepirks. Kaip vanduo? Slaptas. O, suduvos vandenis. Aha. Neveik? Malonės. O tai va čia. Ai, čia. O, va, čia va, kažkaip kaip čia sveik nuo ko. Ne. Ai, va. O, davai buteliuką. Paragaut, gal negeriam. O, vandenuko. Gerai. Paragauju pirmas. Dar vienas skverelis, dar vienas parkelis, dar viena graži vieta Marijampolėj. Čia paminklas Vytautui. Ten bažnytėlė, eisim irgi apžiūrėti. Į sostą sėdi? Ką? Į sostą? O, va, čia gerai. Dutukas. Ai, žiūrėk. A, čia Žalgirio pergaliai. Kai buvo 600 metų skulptūra pastatyta. Savicka. Nu ir turim jau vieną pavargusi turistą. Na, turistė, papasakokite, kaip jum Marijampolė. Ar patiko? Nu, normaliai. Gražus miestas labai. Jo. Visur gėlytės, parkeliai, skvereliai. Man tai žiauri čia faina. Kaip Norfa iš Lietuvai išrinkti taupo suvalkai.
Jisai sulaukia. Nu, alaus šaldytuvas tai gal įjungtas, bet va limonado tai išjungtas. Talėktai mokami. Eskalatorius išlygintas, kad pigiau būtų. Nu, aš žinau. Bet šiaip visumai Normalu. liuks. O, geras. Kaip tik